Šiandien laidoje Auksarankiai. Žurnalistinis tyrimas. Spąstai sukčiams. Kaip atpažinti vykstantį nusikaltimą ir kaip netapti sukčių auka. Kriminalinės istorijos ir ilgapirščių veiklos metodai. Kai kurių asmenų balsas ir išvaizda pakeisti, norint apsaugoti jų privatumą ir tapatybę. Šiandien laidoje Auksarankiai, kišenvagiai, plėšimai, nelegali taksi verslo pusė ir narkotikų kelias. Reikia biškai turėti ir sąžinės, aš suprantu, kad reikia ten uždirbti, bet ne tiek jau. Ne, aišku. Nuo ko viskas prasideda? Interviu iš pirmų lūpų. Mes atsikraustėm gyventi iš kaimo į miestą. Mano motina yra turintis psichinę negalią žmogus. Ir pradėjau vaikščioti į lietuvių mokyklą, nors pats esu lenkų tautybės. Ir pradžioje lyg viskas ir nieko, bet kažkaip nuo pat vaikystės pradžių motina mane matė tėvą ir tiesiog tėvas ją mušdavo labai. Ir jinai man, dabar aš galvoju, ir kerščiau šiek tiek, tam tikrą prasme. Mane matydavo tėvą, pastoviai man sakydavo, tu nebūsi toks kaip tėvas, ir už kiekvieną dvetę daužydavo mane, tiesiog, iki tokių būsenų, kad, tiesiog atsikelt negalėdavo nuo grindų. Plius mokykloje irgi kiekvieną dieną reikėjo kovoti, ten vadindavo kaimiečių ir taip toliau, ir reikėjo muštis, pavargau nuo to, tiesiog pabėgau į gatvę. Ten susipažinau su gatvės vaikais, mes kompiuteriniuose žaidimuose ten pradžioje prašinėdavom išmaldos ir mūsų tarpe atsirado klijai, ta prasme vaikai vartojantis klijus, tokie pat gatvės vaikai, ir aš irgi pabandžiau klijų. Man buvo gal 11,5-12 metų. Toliau man patiko tas gyvenimas, man patiko tas nerūpestingas gyvenimas gatvėje, tiesiog, ką noriu, tai darau, reikia pinigų, paprašau išmaldos, nusipirku klijų, pavalgyti, ten alaus kokio. Aš jaučiausi nepriklausomas ir laisvas tiesiog nuo visų tų rėmų, kurios mane statydavo motina, nuo viso to smurto. Ten aš galėjau būti toks, koks, norėjau būti tiesiog. Ką mes veikdavom? Mes daugiausiai trindavom lošimo aparatuose, buvo bingo salonas, taip pat buvo kur Planeta kino teatras, dabar Skalijos kino centras. Ten lošdavom, į filmus vaikščiodavom, pirkę klijų, vaikščiodavom, išmaldos prašinėdavom. Turėdavom kur nakvoti, ten laiptinės, visokie sandėliukai, kanalizacijos stotis, palėpės ir taip toliau. Aplamai, visi suvartojęs klijus, žolę, antidepresantus, heroiną, opioidų ekstraktą, taborinį iš Taboro čigono, amfivitaminą, LSD, ekstazį. Engiami bendramžių, asocialių šeimų ar nuo gyvenimo problemų bėgantys vaikai gana lengvai ir greitai atsiduria gatvės kryžkelėje. Miesto pakampėmis slampinėjantis jaunimas ne tik bando prasimanyti pinigų, jie netrukus išmėgina ir visas prieinamas svaiginimosi priemonės. Pradžioj tai buvo tik klijai, tai nebuvo sunku jų įsigyti, tai kioskai kiekvienam pasidavinėjo. Ir net tos pardavėjos kartu ir maišiukus pardavinėdavo, kad žinodavo po 10 centų maišiukus, žinodavo, kam mums tiek reikalingi.
Kioskas – tai gera tetulė pardavėja, kuri su klijais parduoda ir maišelį. Tai narkotikų liūno kelio pradžia. Tiesiog buvo paprasta. Po to atsirado heroinas ir tiesiog buvo vyresni draugai mūsų tarpe, kurie jau buvo paragavę, žinojo, kur paimti, vis tiek senamiestis. Čia tokia vieta, kur visokie ir pankai tūsinasi ir kitų subkultūrų žmonės ir susirasdavo. Kompiuterinių žaidimų klasės ir taškai dažnai tampa tomis vietomis, į kurias renkasi neturintys kuo užsiimti vaikai arba vaikai, kurie jau atsidūrė gatvėje. Beje, čia vyksta ir vagystės. Patarimas jums. Niekada nelaikykite piniginės švarke, striukėje ar rankinėje, jei ji kabo ant kėdės atlošo ir jūs jos nematote. Pradžioje nebuvo daug tų pinigų, nekainavo daug pinigų, nes nebuvo tokio didelio poreikio. 20 litų mums užtekdavo ant 4, pavyzdžiui, ten. Mes praskiesdavom ir įsidurdavom tiesiog ten po 5 tos taškus vadinamus. Visgi, kaipgi vaikai gatvėje prasimano pinigų? Lombardas ant rato. Supirkinėja ir vogtus daiktus iš tų pačių asmenų, kurie vartoja narkotinius medžiagas. Superka daiktus išneštus iš namų, automobilių visokias, pradedant magnetolomis, baigiant apdailos detalėmis. Nesakyčiau, kad tai yra pagrindinė taksistų funkcija. Bet tikrai yra tokių asmenų, kurie taip daro. Anksčiau būdavo pavogė magnetofoną, parduoda taksistui. Ne tik tai, šiais laikais tų magnetofonų nėra jau tokia labai didelis dalykas vagysčių, bet iš šeimos žmonės neša, tai ir fotoaparatai, ir televizoriai, ir netgi, sakau, baigiant ir kilimais. Yra tokių, kurie visą tą dalyką superka už pinigus, už grašius ten, po to aišku realizuoja, kur per draugus, per pažįstamus, nes ne vienas tas pats taksistas nepirks nevertingo daikto, tai ten, jeigu sugeba nupirkti pigiai, o parduoti brangiau, sugebės jau kiekvieną kartą. Čigonų tavorė yra prekiavimo kas antrame name, jeigu ne visose. Tiesiog atvažiuoji, užeini į bet kurį namą ir nusiperki. Pradžioje, aišku, į tą vietą nežiūri, turi važiuoti su pažįstamus kažkokiais. Bet kada jau keletą kartų su tais pačiais pažįstamus atvažiuoji, paimi, viskas tvarkoj pamato ir tada jau gali važinėti vieną simti. Vilniaus mieste kiekvieno mikrorajone yra galima nusipirkti ir tų narkotinių medžiagų ir, manau, nėra didelė problema ir kituose miestuose, ne tik tais čia Vilniaus mieste. Bet, kaip, tai kada mikrorajone paprastai važiuoja taksi, niekas labai tai neatkreipia dėmesio, bet kada į Taborą pradeda važiuoti ir per dieną atvažiuoja keli šimtai automobilių taksinų, tai netokie jau ten turtingi mūsų tie Taboro gyventojai, kad vien tik tai jie važinėtų su taksi automobiliais. Netrukus laidoje Auksrankiai. Kokios sumos sukasi narkomano rankose? Netrukus laidoje Auksrankiai. Kokios sumos sukasi narkomano rankose? Kai buvau vaikas, aš prašiau išmaldos, man viskas buvo paprasta, žmonės duodavo, po to jau pradėjo 15 metų būti kažkur, tai 16, jau žmonės nebeduoda, eik vogti, sako, eik dirbti. Ir pirmo pasiūlymo paklausiau, jau vogti. Ten buvo tokie dėdės pastoviai, atvažiuodavo su džipais, mes pas jas prašydavo jau, eik vogti, eik vogti. Kuo tau pinigų reikia, gal tau raktus nebūtų, kur pinigai guli duoti. Arba eik vogti, ir viskas, ir eini vogi. Iškaulytų ar išmaldai surinktų pinigų vieną dieną pritrūksta. Žengiamas naujas laiptelis žemyn. Gatvėje atsidūręs žmogus pradeda vogti. Maždaug iš namų esu išnešęs iš tikrųjų. Nežinau, aš kažkaip toks kenkėjiškas buvau ir mašino, magnetolos, net ženkliukus, nuo mašino ženkliukus vienu metu vogdavau. Tiesiog ir parduodavau.
po to būdavo viskas, kas pasitaikydavo iš tikrųjų. Iš parduotuvų, iš drogų, ten kvepalus, gariūnus važiuodavom. Tai nebuvo kažkas sunkaus. Po to jau, kada jau priklausomybė įėjo ir reikėjo daug pinigų narkotikams, tai jau prasidėjo ir plėšimai, ir tašių atiminėjimai tiesiog. Policijos pareigūnai gali patvirtinti, kad 70% sostinėje vykstančių plėšimų ir vagysčių yra susijusios su narkotikais. Telefonai, atimtos piniginės ir kiti daiktai virsta dozėmis. Parduoti nėra sunku, yra Halės turgus, yra šiaip pavaikštai, kur nors parduoti taksistams, taip pat čigonų taborą nuvežiu, bet ten labai pigiai viską duoda, tai ten labai mažai kas veža. Aš maždaug žinau, esu dalyvavęs gal dviejose tokios dar vaikas būdamas, mes važinėjom troleibusais, tiesiog važinėdavom po keletą žmonių, vieni vyresni, kiti jaunesni tiesiog ir su britvutė tiesiog prapjaudavom, buvo mada tokių tašių labai įdomių, iš kurių labai lengvai iškrisdavo piniginės ir ne tik, ten papučių maišiuko kokį padedi ir dugną prapjauni tiesiog, jeigu dar spūstys, tai nieko net nepajaučia. Perduodi kitam ir tiesiog stovi toliau važiuoja. Buvo mūsų tarp tokių žmonių, kurie tiesiog turėjo tam, nežinau kaip čia pasakyti, Dievo dovaną, ar ką jie, pas jos pirštai buvo labai jautrus. Du žmonės tokius pažinau, jie buvo jau metuose, po 40 metų, po 30 visą gyvenimą tai pragyveno. Mes juos vadinam fokusininkais. Viena iš stotelių gatvės vaikų gyvenime yra vagystės iš kišenių. Čia taip pat savi specialybės mokytojai fokusininkai. Tiesiog jie taip sugebėdavo ir tiesiog jie ir psichologiškai paveikdavo, jie prieidavo prie žmogaus, tiesiog užkalbindavo, užbendraudavo ir tiesiog jis net nepajusdavo, kaip čigonai kokie užgulė buvo. Kažkas panašaus įvykdavo, aš kartais pats nesuprasdavau, kaip jie tai daro, labai norėjau išmokti to. Kaip cirkose būna, žinai, iliuzionistai tiesiog ir jie kažką tokio nuveikia. Nuo tavęs laikrodį nuėmė, dar kažką, tai kažkas panašaus tokio ir vyksta. Pavyzdžiui, jeigu eidavom atiminėti kokių rankinukų, tai stengdavomos nesužeisti žmogaus. Nes pagal tai eina jau atitinkamas straipsnis. Su kūno sužalojimu ir be daug lengvesnį nesuprasti be kūno sužalojimo. Eina, pavyzdžiui, žmogus, moteris, ten vienas pribėga tiesiog ir paima apglėbėje ir atsargiai paguldo, kitas tuo momentu šauna rankinuką ir bėga. Arba susitinka kažkur pasidalina. Pastebėsi apsivartojusi žmogų, tai jo reikia nusaugotis. Nes tiesiog, jis yra priklausomybės nelaisvėje, tai ir jo gyvenimo būdas toks, nieks jam, neparodo kitokio gyvenimo ir pavyzdžiui, žmonės taip pat išėję iš kalėjimų, kurie nieko nekeičia, kaip ir kalėjimas nieko nekeičia žmogui jo pačiame. Jie išeina, jie nemoka kitaip gyventi, o nieks neparodo jiems tą kelią į normalų gyvenimą. Aplamai visuomenė jų bijo, pradžioj jie mato, kad jų bijo visi, ir ką jam daryti. Ir toliau taip gyvena, kad jų bijot. Bet pažįstu begalę žmonių, kurie dabar išėję iš kalėjimų ir ten per įvairios irgi priklausomi ir ten reabilitacija praėjo ir kalinių globos draugija daug padėjo ir tiesiog jie išeina ir pamato tą šilumą žmonių, kad jos priima, jos myli ir tiesiog jie pakeičia savo gyvenimus, jie susiranda darbus, ten savanoriauja, tarnauja įvairiose veiklose ir tiesiog pamato tokį gyvenimą ir nori kitaip gyventi. Su taksi buvo čia vienu metu taksi pradžiai, tai važiuodavau pastovi, naktį važiuodavau su taksi ir pradžiai pastovi ten stotį susitinki, susimeti ten po 5 rytus, dar atsimenu, čia buvo gal 2-3 metai, ten 10 rytų pirmyn gal kelionė kainavo ir taksistai pastovi veždavo. Tai susimeti ten, susitinki ten 3, pavyzdžiui, ten po 3-4 rytus, tas pats išeina, ar tu po to maršrutinis dar važiuoji į Taborą, 18. Tas pats išeidavo, kad tu už maršrutinį moki 2-3 rytus, kad tu ant taksį susimeti ir nuvažiuoji ir pirmyną nuvažiuoji, ten dar tai palauki, kol tu įsiduri taksistas ir grįžti atgal. Taksistai aišku žinodavo, kad kur mus veža, ką mes ten darome ir kartais net tekdavo slėpti pas jos mašinai narkotikus, kad ten policija kokia, jeigu stovi. Tai būdavo taksistų narkomanų keletą, tai be problemų ten. Taksistai patys nesima, neina pirkti, bet jeigu jie važiuoja tenais ir važiuoja koks narkomanas ir tu jo paskambini jam, ten jie duoda narkomanui tam pinigus, nuperka ir jie tiesiog parveža. Sumoki tada jau ir už benziną, ir už atvežimą.
Kaip jau girdėjote iš mūsų laidos herojaus, šioje nusikaltimų grandinėlėje dalyvauja ir nelegalų versliuką sukantys taksistai. Teisybė dėlei reikėtų pasakyti, kad šią veiklą užsiima tik dalis vairuotojų. Dažniausiai tai kriminalinę praeitį turintys ir narkotinės medžiagas vartojantys vairuotojai. Jie puikiai pažįsta svirduliuojančius klientus, kurie kasdien važiuoja tuo pačiu maršrutu. Stotis Taboras. Beje, Taborą lankantys narkomanai tokiuose, galima sakyti, specializuotose etatiniuose taksi automobiliuose gali įsigyti ir narkotikų vartojimui reikalingus švirkštus. Maža to, išimtinais atvejais žinomiems klientams taksi kurjeriai, pasinaudodami keleivių priedangą, heroiną arba aguonų nuoviro dozę, atveža tiesiai į namus. Taksistai, kaip ir visi žmonės, dauguma geri. Darbuotojai myli savo darbą, bet yra ir tokių, kurie tikrai daro gėdą savo profesijai. Tai kalbu apie tos, kurie vežioja asmenis priklausančius nuo narkotinių medžiagų į Taborą pirkti tų narkotikų. Žino, dėl ko veža, žino, ką ten darys tas asmuo ir vis tiek įveža vien dėl to, kad uždirbti tą savo 5 arba 10 litų. Negana to dar pas kai kurios taksistus pasitaiko, kad turi pas save mašinai rinkinukus, tokie kaip švirkštai, šaukšteliai, visokie ten bintai ir taip toliau, kas reikalinga vartojant narkotinės medžiagas. Jeigu vdruk netyčia kažkuris tai iš šitų narkomanų neturėtų su savim švirkštą, tai viskas prašom vietoj, taksistas gali pasiūlyti savo asmeninį rinkinį ir viskas tvarkoj. Ne vienas tas taksistas, kuris veža šitos asmenys būtent į Taborą ar į kitas vietas įsigyti narkotinių medžiagų, jisai neprisipažins, nesakys, kad aš čia žinojau, vežiau ir taip toliau. Sakys, nežinojau, atvažiavo žmogus, paprašė palaukti, aš palaukiau ir žiūrės į tave paprastom tokiom akytėm ir bus vaidins, kad jisai pirmą kartą iš vis čia atvažiavo ir iš vis nesupranta, kur jisai čia randas. Окно открой. Пока еще ни в чем. Если будете не свечу в ноги. Ноги, пожалуйста. Хорошо? Так вот. Если нечаянно в глаза посвечу, Ничего страшного, так сейчас извиняюсь сразу. Кому пока документ? Nieko nesuprantu. Давай lietuviškai ir по-русски. Не, по-русски. По-русски тогда? Да. Вот тогда давай по-русски. Документы. Свести. О, давай. Да. Куда едем? Домой. 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 Откуда едем? Из друзей. Конечно. Видишь, ты все знаешь. Чего же спрашивать? Ну, как бизнес? Как, ты не работаешь нигде, что ли? Или работаешь? Патруль управления 30, скорее Работаешь? В Димасов. Страховочка. Закройте окна. Да ладно, даже держи. Так вылезать с машины все. Сейчас вылезешь. Давай по одному. Давайте все из кармана. Окей? Beje, dar apie transportą į Taborą. Į jį važiuoja ne tik taksi. Ir specialus autobusas net padarė, kad į Taborą važiuoti pirmas A vadinasi. Anksčiau buvo tik pirmas, jisai važiuodavo į oro uostą, į Taborą, bet po to pagailo turbūt ir svečių miesto, ir tiesiog užsieniečių. Tai padarė pirmą A, kuris važiuoja tiesiai į Taborą ir ten pastoja pilnas prigrursas, būna apsivartojusių. Į priekį važiuoja visi tokie šoko būsenai, abstinencijos, po to atgal važiuoja visi apsivartoja miegantis. Gatvės gyventojai vieną dieną tampa sunkiais narkomanais ir tenka pasirinkti – baigti gyvenimą dugne arba rinktis kitą kelią. Kada jau išvysta giltinė pasistuksena, tada žmonės susimąsta. Pas kiekvieną yra savas dugnas, kurį jis turi pasiekti. Kai kurie miršta nepasiekia savo dugno, tiesiog bekrisdami ten vis žemyn tiesiog ir
išeina į aną pasaulį. O taip, nu, pas vieną ten santykiai su tėvais, pas kitą ten kažkokie ten su žmonos santykiai, pas trečią reikia viską prarasti, visus santykius iš visų pasaulių, kad pamatyti, kad jisai vienas yra ir panorėti kažką keisti savo gyvenimą. Aš nežinau, nemačiau niekada, kad jie čigonus baustų. Narkomanams pagauna, nuveža į komisariatą, išrašo narkologinį, baudas milijoninės išrašo. Po to narkomanas mano sveikto pasiimti skolų. Milijonas ir jis negali. Antstoliai, dirbti eina, viską nurašo, sąskaitas užblokuoja ir tiesiog. Aplamai tai pažiūrėjus, nežinau nei vieno, kuris būtų valdiškas, pavyzdžiui, reabilitacijos centras, kur būtų nemokama iš viso. Yra Vilkpėdė viena, bet ten ir tai reikia mokėti, man atrodo, apie 300 litrų į mėnesį. Iš kur narkomanas, iš gatvės, kuris gauti 300 litrų. Dar jeigu jis ateina į blaivybę ir sąžiningai gyvena. Aišku, vartojimis gali gauti tenais tos 300 litrų. Bet jeigu jis ateina ir nori kažką keisti, nori sveikti, iš kur jam gauti tos 300 litrų į mėnesį? Neįmanoma. Atėjo laikas, kai aš atsidūriau reanimacijos palatoje ir likau vienas tiesiog. Pas mane buvo kažkas blogai su koja ir aš nežinau kas, aš tiesiog dūriausi paskutinius metus į Kirkšnį ir kažkas dar tą metadono programą stovėjau, tą durnių vadinamą, tai demedrolį su relanimu dūriausi į Kirkšnį ir kažkas nutiko su koja, man temperatūra apie 40 ir atsidūriau reanimacijų, vienu žodžiu. Ir man pasakė, kad 80%, kad amputuos koja. Tuo momentu man visas gyvenimas prabėgo pro akis ir tiesiog aš norėjau kreiptis kažką pagalbos, bet nieko aplinkui nebuvo. Tiesiog aš per savo vartojimą sudariau daug sienų, vertindamas, kritikuodamas žmonės, ten pagal įsitikinimus, tas ožystas, gaidystas, toks ir prisidariau daug sienų, atsidūriau dėžutėje tokio ir gerai, kad stogo dar nebuvo, tai vieni, kur galėjau kreiptis, tai kreipiausi į Dievą, tiesiog pradėjau melst pusiau, iš nevilties tiesiog pusiau lenkiškai, pusiau lietuviškai ir nutiko stebuklas, užgėrė daktarai, atidėjo operaciją, pratrūko man kirkšnys ir visą kitą išvalė antibiotikas tiesiog. Ir po to jau buvo kažkoks tai pasąmoningas ieškojimas, aš nežinau, aš vadinu Dievo vedimu tiesiog ir viskas klostėsi taip, viskas susiklostė, kad aš atsidūriau vienuolyne pas pranciškonus ir ten pradėjau sveikti. Ten pamačiau, kad iš tikrųjų pamačiau kitokį gyvenimą. Nes, aš neieškau reabilitacijos, aš neieškau ten kažkokios, aš norėjau tiesiog kitokį gyvenimą, nes buvau pavargęs. Ir ta Dievo dovana, atsidūrimas tas pranciškonų vienuolyne, tai buvo kažkas nuostabaus ir tie žmonės, kurie ateina ir tavęs nepažįsta, tave apkabina, o tu jautiesi toks raupsuotas ir aš pradžioj bendrauti nemokėjau, aš bijau žmonių iš tikrųjų. Aš bijau ne žmonių, bijau savo būdo, kad aš tai pradėsiu čia kažko, nusikeiksiu, o čia tokia šventai vieta, man atrodo, štai visi šventi, žinai. Netrukus tęsime taksi temą. Tęsime taksi temą. Primename, kad iki lapkričio 14 dienos Vilniuje savivaldybė rengia reidus, kurių metu stengiamasi išaiškinti taksi daromus pažeidimus. Norime, kad taksi veiktų žymiai kultūringiau mieste, negu kad yra dabar. Ir kad mes negautumėm tiek daug skundų, kiek gauname iki šiol. Tai visą mėnesį vyks šis tikrinimas ir labai gerai, kad prie mūsų viešosios tvarkos specialistų prisijungė ne tik policija, bet ir mokesčių inspekcijos specialistai. Ten yra ką veikti. Beje, žiniasklaida pasiekė informaciją, kad pati Vilniaus savivaldybė svarsto apie taksi įmonės steigimą. Bendromis jėgomis, manau, mes pakelsime šią paslaugą į gerokai aukštesnį lygį. Pasak Vilniaus mero Artūro Zuoko, šią problemą padėtų spręsti keli būdai. Daugelyje oro uostų veikianti sistema, kai taksi automobiliai atveža keleivius, iš karto pasiima naujus ir išvažiuoja, arba naujos kompanijos steigimas.
Meras teigia, kad šiuo metu ruošiamas verslo planas. Tačiau numatoma, kad automobiliai turės vienodo dizainą, spalvą, tipą. Greičiausiai bus dujiniai arba hibridiniai. Taip pat veiks bendras skambučių centras skirtas išsikviesti taksi. Pasak taksi paslaugų teikėjų asociacijos atstovo Richardo Kriukovo, jeigu atsirastų net ir ne savivaldybės, o normali kompanija, kuri pastatytų 20 automobilių, kad aptarnautų Vilniaus oro uostą, kainos nesiektų daugiau kaip 50 litų į bet kurią Vilniaus vietą. Dabar stovi apie 40 automobilių. Vienas išvažiuoja per dieną po 3 kartus geriausiu atveju, per tuos 3 nuvažiavimus turi užsidirbti pinigų mokesčiams, pavalgymui, už stovėjimo vietą ir degalus. Baigiantis savivaldybės reidui, atliksime dar vieną nepriklausomą tyrimą ir pamatysime, ar rengta akcija atsispindi geresnę paslaugų kokybę. Kaip žiūri savo kolegų, pavyzdžiui, darbą tų, kurie nuo oro uosto iki centro atveža už 80 arba už 150 litų? Žinai, aš nekaip į tą nežiūriu. Nes yra tokių, žinot, gyvenime. Yra, kai atsisėdu kalbą angliškai. Prieš įpratimo, ne? Jo, iki pašilų 150 litų. Normaliai, Sako, tu kaip? kaip su lėktuvu šitą. Sako, tu ką, nesveikas, sako. O ką, tipo, tu žinai. Sako, nu nenori dirbti, tai sako, gerai. Tai paskambino į firmą, vairuotojui dispečerį jau pasakė, sako, žmogų atvežė nemokamai ir važiuok į garažą, statai mašiną. Reikia biškai turėti ir sąžinės, aš suprantu, kad reikia ten uždirbti, bet nu ne tiek jau. Ne, aišku.